When I'm dragging you downstairs. So, Welcome. Talk to wait a second. Welcome to Los Angeles. Los Angeles. Here we go. Walt Disney Center. It's beautiful here. We just talked with Minerga Grajanita Tila, associate conductor for the Philharmonic. She'll be performing at the Hollywood Bowl. Look at this building. Oh. Look at this building. It's fabulous. Oh, it's gorgeous. With BizStars TV, we welcome you. We are Lithuanians or Lugans or whatever you want to call us, but we're here. And so we're going to break through that door and bring you something new and exciting from Los Angeles to Lithuania. Pasikeitė pavadinimas, gyvenimas apskritai keičiasi ir vis vystosi. Aš to pakeitimo nelabai turbūt jaučiu, nes čionai svarbu yra ryšys su orkestru ir augimas, kuris vyksta kiekvieną dieną, kiekvienais metais ir tą sunku sudėlioti į tam tikras ribas ir dėžutės. Tai aš tiesiog džiaugiuosi, kad dar 1 metus ilgiau galėsiu čia semtis patirties ir su nuostabiais muzikais, dirigentais, solistais bendrauti ir puikios muzikos daug girdėti ir pati diriguoti. Tai. Tai labai įdomu girdėti. Norėjau paklausti, jūs šį kartą ruošiate Bernsteino ir Bizet programą, kur skiriasi nuo praeito jūsų koncerto. Norėjau paklausti, ar jūs viena sugalvojate šitą naują muzikalinę programą, ar yra kiti žmonės, kur su jumis dirba kartu? Šiuo atveju buvo tam tikri rėmai jau nustatyti paties orkestro, kadangi šitoj programai, kaip matysim rytoj, dalyvauja nedidelė sudėtis. Mes net neturėsim pučiamųjų šį kartą, tik tai styginiai ir palyginus ne pats didžiausias styginių instrumentų aparatas ir daug mušamųjų instrumentų. Tai kadangi tai buvo iš orkestro pusės prašymas, kad mes surastumėm programą šitam šiek tiek mažesniam orkestrui, taip ir sumastėm Bernsteiną ir Bizet atlikti, Bizet perdirbimą, Ščedrino perdirbimą šitos operos. Iš tikrųjų, šitokią programą mes esam jau atlikę kartu su orkestru Kremerata Baltica ir Gidonu Kremeriu, kurio pradinė mintis buvo iš šitų 2 kūrinių sukurti vakarą, kuris galėtų būti baletas taip pat. Ir mes su Kremerata Baltica grojom, gastroliavom ir grojom šitą programą daug kartų ir po to turėjom netgi tokį pastatymą su šokėjais. O koncepcija ir pagrindinė mintis būtent šitų 2 kūrinių yra, jie abu kalba vienaip ar kitaip apie meilę.
Bernsteino serenada. Bernsteinas sėmėsi įkvėpimo iš Platono filosofinio teksto Symposium, kur įvairūs senovės graikų mąstytojai sako kalbas, tokias odės apie meilę, odės meilės Dievui. Ir šitai va yra ir 5 dalių Bernsteino serenados pavadinimai, vis skirtingi kalbėtojai, kurie vis kitą aspektą šito stebuklingo reiškinio šiek tiek nušviečia. O Carmen Bizet opera, kurią Rodijonas Ščedrinas perdirbo styginiams su mušamaisiais tik tai, reiškia, neturim nei dainininkų, nei pučiamųjų kaip Bizet originale. Irgi jis šitą perdirbimą padarė savo žmonai Majai Pliseckai, balerinai, kuri ir šoko pagal tą muziką. Tai norėjau paklausti, aš skaičiau, kaip jūs pasiruošėt šiai programai, kad jums labai svarbu buvo giliai pamastyti ir pagalvoti jūsų įtaką kaip dirigentė, kad būtų šiek tiek įtakos, bet nebūtų per daug, kad būtų ir muzikantų įtakos, ir jūsų, ir kad būtų centras, kažkoks taškas, kad būtų ne per daug jūsų ir ne per mažai jų. Ar galvojate per jūsų visą ruošimą, kad jau rado tą puikų tašką? Manau, kad visada tai, ko ieškom, yra tokia vizija. Apie ką kalba tas ar tas kūrinys, ką jisai nori pasakyti, ar kokią architektūrą jo mes norim sukurti. Tempais, kur kulminacijos kyla ir tai tas ieškojimas, jį iki koncerto tęsiam ir sakom, štai dabar čia yra versija šitos akimirkos ir ją kartu tada įgyvendinam. Grįžtant prie tų pačių kūrinių, jinai keičiasi. Vėl iš naujo vyksta ieškojimas. Dėl tos pačios temos norėjau paklausti, Aleksandra Som, jūsų smuikininkė, solo gabalą atliks. Norėjau paklausti, kaip muzikantai gauna tokią progą solo gabalą atlikti. Ar jiems duoda progą įsireikšti patys, ar viskas būna jiems paruošta? Čia labai įdomi tema yra visada solistas ir dirigentas, nes yra vėlgi kartu kūrinio iškristalizavimas ir jo suformavimas. Priklausomai nuo kūrinio tas bendras formavimas gali būti labai skirtingo charakterio. Pavyzdžiui, šitam kūriny, Bernsteino serenadoj, Stravinskio koncerte smuikui ir daug yra tų kūrinių. Arba kad ir Bramso pernai irgi koncerte Hollywood Bowl mes atlikom Bramso 2 koncertą smuikui ir violončeliai. Tai visais šiais atvejais tie solistai yra labai tampriai susiję su visų orkestru ir su viskuo, kas vyksta. Ir iš tikrųjų dirigentas turi daugeliu atveju perimti tempo formavimą, supinti juos į vieną audinį. Yra kitokio pobūdžio koncertų, pavyzdžiui, Chopino fortepijoniniai koncertai. Puikiai muzika, mano sesuo, 18 metų jai, jinai juos visus norėtų groti ir jais be galo žavisi. Ten fortepijonas yra solistas ir orkestras tikrai tik tai akomponuoja ir tik tai seka, kur kaip laisvai groja pianistas ar pianistė ir prideda vieną kokį akordėlį, vieną natą. Tai labai skirtingų yra atvejų.
Labai įdomu. Tai sakėt, jūsų sesuo groja, fortepijoną groja? Kaip įdomu, nežinojau. Taip, jinai baigė iš tikrųjų šiemet mokyklą ir įstojo studijuos fortepijoną Hanoverį. O. Labai gera mokykla ir džiaugiamės, kad įstojo. Tai labai įdomu ir džiaugiamės, ir kartu džiaugiasi. Dėkui. Tai norėjau paklausti, jūs ne tik čia Amerikoje dirbat, bet ir dirbat Statsburge, muzikalinė direktorė. Ar jums yra sudėtinga, ar gal atvirkščiai, gal ir lengviau yra dirbti Amerikoje ir Europoje? Aišku, kad yra kultūrinių, geografinių skirtumų, bet ta dvigubinė rolė Amerikoje dirbti Europoje, ar sakytumėt, kad jums padeda muzikaliniai išreikšti, ar sudėtingiau? Jinai man padeda patirti ir pažinti, kaip žmogui pirmiausiai, skirtingus pasaulius, skirtingus mentalitetus, skirtingas tvarkas ir sistemas, kaip jos veikia. Šitas dvigubas vaidmuo kartais nelengvas, nes aišku reikia daug organizacijos, reikia ištverti nemažai ilgų skrydžių ir visokių kitokių dalykų, bet žinau kodėl. Ir šiuo metu būtent pareigos, kurias aš turiu Los Andžele, kur aš diriguoju, ruošiu savo programas, kaip dabar, kaip gruodžio mėnesį turėsim, bet kartu ir praleidžiu daug laiko asistuodama, tai yra sėdėdama repeticijose ir stebėdama, kaip kiti dirigentai, dažniausiai jau daug daugiau patyrė negu aš, dirba, kaip jie tvarkosi su orkestru ir pažinti orkestrą, repertuarą. Tai šitas pobūdis yra asistavimo, o Zalcburge aš turiu labai daug atsakomybės, kur mūsų teatras tenai esantis yra visada, kiekvieną dieną yra daugybė užduočių, yra daug susitikimų, pokalbių, e-mailų ir taip toliau, ir būna nuo 8 ryto iki vidurnakčio toks vykdymas tų dalykų. Tai iš tikrųjų šitie abu šitos pareigybės kartu kol kas mano atveju labai gražų balansą sudaro, nes aš dažniausiai iš Zalcburgo čionai atskrendu šitaip ir tada vėl atsisėdu ir galiu klausytis, kaip frazuojam šitą frazę ir vėl yra susikoncentravimas visiškai į tuos vien tik meninius dalykus. Kai tuo tarpu Zalcburge yra meniniai dalykai taip pat, bet yra labai daug techninių ir tokių ūkinių, kasdieninių užduočių. Ačiū.